Tai kadangi čia daug visko vyksta, mes turime 3 galvaninius elementus, mes juos jungiame iš pradžių nuosekliai, po to lygiagrečiai. Aš visada darausi brėžinį, kai man reikia kažką paskaičiuoti, jeigu iš karto nežinau, kaip skaičiuoti ir reikia pagalvoti, brėžinys. Beje, galvaninis elementas tai tiesiog fancy žodis baterijai. Tai kai sako tau galvaninis elementas, turėk omeny bateriją. Pirmiausia, mes juos jungiame nuosekliai, tai taip ir pažymėkime. Ir jie prijungiami prie kaitinamosios lempos. O antrą kartą lygiagrečiai prie tos pačios lempos. Taip, kiekvieno jų elektrovara yra 10 voltų, o vidinė varža 0,6 ohmo. O išorinė varža, tai yra tos lempos, 98,2 ohmo. Na ką, reikia apskaičiuoti srovę kiekvienu iš atvejų. Nuosekliai ir lygiagrečiai sujungus. Kaip ir ankstesniuose šito struktūrinio klausimo uždaviniuose, einam į formulyną ir naudojam tą pačią formulę su vidinė varža. Ir atrodo, kad mes viską turim. Jau kaip ir labai puiku. Bet baterijoms, elektros šaltiniams, viskam naudojam tas pačias nuoseklaus ir lygiagretaus jungimo formulės elektrovarai, kaip ir įtampai. Vėl grįžtam į formulyną. Tai nuoseklaus ir lygiagretaus jungimo formulės yra štai šitos 6 formulės. Ką tau tikrai reikia prisiminti, tai kad pirmos 3 yra naudojamos nuosekliam jungime, o kitos 3 lygiagrečiam jungime. Ir kaip minėjau, įtampą galim pakeisti į elektrovarą. Tai gal pirmiausia nuosekliai ir paskaičiuokim. Nuosekliam, elektrovara nuosekliai, pažymėkime EN, susidės. Tai vadinasi, visų 3 elektrovaros atskiros susidės ir gausime 3 kartus didesnę elektrovarą negu vieno galvaninio elemento. Bet čia dar ne pabaiga, nes kiekvienas iš galvaninių elementų turi vidinę varžą. Grįžtam atgal į formulyną. Vidinė varža, lygiai taip pat kaip ir išorinė varža, seka tas pačias taisyklės nuosekliam ir lygiagrečiam jungime. Šiuo atveju nuosekliam jungime varžos susideda. Vadinasi, bendra varža nuosekliam jungime bus visų galvaninių elementų vidinių varžų suma. Taigi nuosekliam jungime galiausiai gauname, kad srovė nuosekliam yra lygi 3 elektrovarai padalinta iš išorinės varžos plus 3 vidiniai varžai. Belieka įsistatyti skaičius. Vardiklį apskliaudžiam būtinai. Ir čia yra mūsų atsakymas pirmajai daliai. Atsakymus užrašyti 10 tikslumu, tai taip ir užrašysim 0,3. Dabar žiūrim kaip lygiagrečiai. Grįžtam į formulyną. Lygiagrečiai įtampa išlieka tokia pati, vadinasi ir elektrovara išliks tokia pati. O tuo tarpu varža seka štai šitą formulę, kuri yra gal truputį įdomiau atrodanti. Tai elektrovara išliks tokia pati. O bendra vidinė varža bus štai taip apskaičiuojama. Vardiklis tas pats, vadinasi, sudedam skaitiklius. Ir labai svarbu, labai daug kas čia susimaišo, kadangi čia yra 1 padalinta iš vidinės varžos, reikia apversti. Tai vidinė varža lygiagrečiai bus galvaninio elemento varža padalinta iš 3. Ir čia beje gera proga apibendrinti. Bet kada, kai turime varžas sujungtas lygiagrečiai, jeigu tos visos varžos yra tokio paties dydžio, tai bendra lygiagreti varža bus vienos varžos vertė padalinta iš tiek atšakų, kiek tenai buvo. Tai pavyzdžiui, čia buvo 3 atšakos skirtingos, tai vadinasi, bendra varža bus vieno elemento varža padalinta iš 3. Na ir tada gausim, kad lygiagrečiai srovė bus lygi vieno elemento elektrovarai padalinta iš išorinės varžos plus trečdaliu vidinės varžos. Kadangi mums reikia užrašyti 10 tikslumu, užteks 0,1 parašyti. Ir įrašome atsakymus.